Sveiki. Šiandien aš kalbėsiu apie duoną. Tęsiu savo temą apie glifosatą, Roundupą ir trumpą istoriją, kaip mes gyvename. Šiais laikais Europoje ir Lietuvoje grūdų jau netrūksta. Priešingai, fiksuojamas jų perteklius. Derliai rekordiniai, sandėliai ir elevatoriai pilni. Todėl kyla labai paprastas klausimas. Jeigu duonos mums netrūksta, kodėl mes vis dar sutinkame valgyti duoną, kuri užauginta chemijos pėdsakais? Kaip kasdienės duonos valgytojai, kaip tėvai, kaip žmonės, kuriems rūpi sveikata, mes turime teisę ir pareigą reikalauti kokybės, o ne tik kiekio. ES parama ūkininkams neturi būti lenktynės, kas daugiau nupurkš ir kas daugiau nukuls. Ji turi būti skiriama tiems, kurie sugeba užauginti švaresnį, saugesnį ir tikresnį maistą. Man, kaip kaime užaugusiam žmogui, nereikia pasaulinių korporacinių tyrimų, kad suprasčiau paprastą tiesą. Geriausia kova su piktžolėmis visais laikais buvo darbas, o ne chemija. Seniau kauptukas, dar seniau arkliai, vėliau arimas, dabar modernus traktoriai. Ir staiga pastaraisiais metais Europos strategijose arimas tapo beveik draudžiamu žodžiu. Tuo pat metu iš ekologinių ūkių vis dažniau girdžiu tą patį. Be arimo natūraliai su piktžolėmis kovoti praktiškai neįmanoma. Ir tada kyla klausimas, kam naudinga, kad ūkininkas nebegalėtų apsiginti natūraliomis priemonėmis? Atsakymas akivaizdus. Kai natūralūs metodai išstumiami, į pagalbą ateina chemija. Chemija šiandien yra visur. Nuo grūdo sėklos pamirkytos beicų iki pasėlio, purškiamo augimo metu, iki paties derliaus nuėmimo, kai prieš kuliant pasėliai išdžiovinami, kad varpos greičiau subręstų ir kartu būtų sunaikintos piktžolės. Oficialiai tai daryti neleidžiama. Bet mes turbūt ne akli ir ne kvaili. Geriausias to pavyzdys - sėdint terasoje, stebint techniką laukuose, nejučia pajunti šlykščiai saldų skonį burnoje ir ant lūpų. Mes matome laukus, kur prieš derliaus nuėmimą žolė staiga nudžiūsta. Mes matome kviečius, kurie vietoj natūralios žalios spalvos tampa melsvi nuo perteklinio tręšimo. Derlius didelis, pelnai dideli, bet skaudžiausia ne tai. Skaudžiausia, kad būtent tokie ūkiai dažniausiai gauna didžiausias ES subsidijas. Tai yra visų ES mokesčių mokėtojų pinigai. Tai pinigai žmonių, kurie kasdien perka duoną, moka mokesčius ir tikisi, kad jų lėšos bus naudojamos atsakingai. Ne žemės alinimui, o jos saugojimui. Tuo metu tvarumas, dirvožemio gyvybė, vanduo ir žmogaus sveikata lieka paraštėse. O juk chemija šiandien randama vaikų šlapime, chemija prasiskverbia į placentą nėštumo metu, chemija veikia žmogaus endokrininę sistemą, chemija blokuoja vyriškų hormonų receptorius. Dar labiau neramina tai, apie ką ūkininkai kalba pusbalsiu. Taigi į Lietuvos elevatorius atkeliauja grūdai iš trečiųjų šalių, kurie formaliai įvežami kaip techninės kultūros ar kitais būdais, o vėliau kažkokiu stebuklingu būdu tampa europiniais. Žinot tos būdus. Kas juos tikrina? Kokios jie kokybės? Iš ko iš tikrųjų kepama mūsų duona? Čia jau kalbame ne tik apie kokybę, čia kalbame apie maisto saugumą. Todėl, kai šiandien skaitome apie kratas, apie tyrimus, apie institucijas, kurios turėjo saugoti viešą interesą, bet galbūt to nedarė, tai neatrodo atsitiktinumas. Tai atrodo kaip ilgai ignoruotų problemų pasekmė. Mes per ilgai leidome, kad kiekis būtų svarbesnis už kokybę. Per ilgai leidome, kad mokslas būtų perkamas. Per ilgai leidome, kad smulkus ir tvarūs ūkiai būtų spaudžiami, o didžiausi chemijos naudotojai apdovanojami.
Aš noriu labai aiškiai pasakyti, duona neturėtų būti sutepta chemija. O ES parama, kuri finansuojama iš visų ES mokesčių mokėtojų lėšų, neturi skatinti žemės alinimo. Jeigu jau turime perteklių, rinkime švarą. Jeigu jau remiame ūkininkus, remkime tuos, kurie saugo žemę, o ne ją išnaudoja. Nes žemė ne fabrikas, duona ne tik prekė. Žmogaus sveikata tai ne eilutė statistikos lentelėje. Tai mūsų vaikai, mūsų šeimos ir mūsų kasdienis gyvenimas. Jeigu ir jums rūpi, ką dedame ant savo stalo, jeigu manote, kad ES parama turi skatinti švaresnį, o ne labiau nupurkštą maistą, jeigu sutinkate, kad kokybė turi būti svarbesnė už kiekybę, paspauskite patiktuką. Pasidalinkite šią žinutę, kad kuo daugiau žmonių pradėtų apie tai kalbėti. Kuo daugiau apie tai kalbėsime, tuo sunkiau bus apsimesti, kad problemos nėra. Ačiū kiekvienam, kuriam tai svarbu, ačiū už tai, kad stebite ir ačiū, kad laukiate ir kitų mano žinučių. Kitos žinutės bus apie glifosatą, apie 12 milijardų dolerių išmokėtų kompensacijų, apie vandens geriamo kokybę, apie daug dar visokių dalykų. Gražios jums dienos.